Sveiki, reikalinga personalo vadovė, skliausteliuose vadovas, personalo vadovė Lietuvai, visai Lietuvai suburti ir vadovauti agentų tinklui visoje Lietuvoje. Skaičius agentų tinklų bus skaičiuojama šimtais, ne dešimtimis. Gal net iki 1000 priaugs. Žiūrėsim, kaip mums seksis, bet šiaip turėtų sektis gana gerai, kadangi pas mane yra 22 metų patirtis nekilnojamam turte ir ne tik nekilnojamam turte, pas mane yra pakankamai geros žinios ir IT technologijos. Tai ieškome tokio žmogaus. Persiuskit šitą video, jeigu nemanot, kad jums tinka, persiuskit kitom moteriam, merginos, kurios galėtų, reiškiasi, užsimti tokią veiklą. Ir kodėl labiau aš akcentuoju, kad moteris reikalinga. Nors pagal įstatymą aš neturiu diskriminuoti pagal tą, tai ir nediskriminuosim. CV gali siųsti ir vyrai. Tik tai tiek, kad yra toks jau dalykas, kad per 22 metus man teko įsitikinti tiek, kad moteris pradeda vogti, vagiliauti po pusės metų, po metų vyras pradeda vogti po savaitę, jau pirmą savaitę praktiškai dauguma, ar ne, bet per pirmą mėnesį tai garantuotai. Jeigu tik suodė kažkokią galimybę prasisukti, kažką daryti, tai arba turi apsimesti ir būti kvailas, kad nieko nežinai, nesupranti, arba jeigu netoleruoji vagysčių, tai tada turi su to žmogum atsisveikinti, kaip būna mano atveju, ar ne? Tai va, paprasta priežastis iš tikrųjų, jeigu kam įdomu. Aš netgi lygių teisių kontrolieriaus tarnybai tą priežastį paaiškinau, ir tiek žinių, reiškiasi. Tai į ką žiūrėsiu aš pasirinkdamas žmogų? Žiūrėsiu į charakterio savybės. Visiškai nedomina, kokius universitetus baigęs, nes aš pats nei jokių universitetų nesu baigęs ir man tai netrukdo gyventi Miami ir dirbti su Lietuva. Žiūrėsim pagrindę į charakterio savybės. Jeigu jaunesnis žmogus gal patirties nelabai ten turi kažkokios ypatingos parodyti, bet tada labai svarbu charakterio savybės, kiti sugebėjimai nuo vaikystės iki tą, jeigu žmogus mokykloje gerai mokėsi, sportavo gerai, visur kieme buvo lyderis, buvo veiklus žmogus, tai greičiausiai jisai būdamas jau ir 25 ar 30 metų jisai jau pasireikš savo pilnu pajėgumu. Jeigu žmogus nelabai, tada nelabai. Reiškia, toliau. Kas būtų dar svarbu? Kalbos, aišku, yra toks pasakymas, kiek kalbų kalbi, tiek kartų tu esi žmogus. Tai būtų labai gerai, nebūtinai, bet labai gerai, kad žmogus kalbėtų 2, 3, 4, 5 kalbas, bent jau 3 kalbas, kad galėtų kalbėti laisvai. Tai lietuvių, rusų ir anglų, kad būtų laisvas bendravimas. Ką reikės veikti? Burti tinklą. Yra tam technologijos, yra bendra sistema, yra apmokymai. Aš pats nebesuspėju ir aš turiu didesnių planų. Mes jau pradėjom dirbti su tarptautinė rinka. Tai yra tikrai ką veikti. Tai man reikia, kad žmogus pastoviai prižiūrėtų, kad vyktų, kad agentų tinklas būtų plečiamas ir kad vyktų darbas taip, kaip turi vykti, o ne bet kaip. Dabar ką galim tam žmogui pažadėti? Visų pirma, turbūt piniginė motyvacija. Piniginė motyvacija, tai toks žmogus turėtų uždirbti nuo 3 iki 5 tūkstančių eurų per mėnesį. Ir jeigu tas žmogus norės gyventi Amerikoje, tai padėsim ir tuo klausimu, tvarkysim darbo vizą, kaip ypatinga reikalinga žmogų, kad gyventi ir vadovauti iš Amerikos, nebūtina sėdėti toj Lietuvoje, jeigu ten nepatinka, ar ne? Jeigu patinka gyventi tokioje aplinkoje, jeigu patinka per langą matyti vandenyną ir gyventi ten, kur šiltas klimatas, tai prašom, galėsim tokias galimybės sudaryti, papildomą bonusą dar prie atlyginimo. Kas daugiau?
šiaip gaus labai gerus apmokymus. Šiaip vadovas, aš tikiuosi, kad jau ir taip bus investavęs į save pakankamai daug pinigų į savišvietą, į savęs tobulinimą, bet aš asmeniškai būna seminarų, kur už 5 dienas sumoku $10 000. Tai, nes aš mokausi anglų kalbą ir mokaus pas pačius geriausius šitoj planetoj, kokius tik tai galiu atrasti ir pripažintus autoritetus verslo srity, švietime ir IT technologijos, ar ne, kur aš galiu, aš mokausi pas, kiek, sakykime, tik tai turiu pinigų, tiek skiriu, atliekamų tą biudžetą mokslam, tiek skiriu, bet tikrai investuoju daug daugiau negu vidutinis paprastas žmogus į apmokymus. Lietuvoje turbūt net nėra tokių seminarų, kur reikėtų sumokėti po 10, manau, kad nėra, po $10 000 už kelias dienas. Tai va, persiuskit, aš manau, tokių žmonių tikrai nėra daug, tai man čia reikės tą video labai stipriai pasišėrinti, ar ne? Tokie žmonės, jie arba turi savo verslus, arba jie nėra darbo biržoje nestovi, jie tik tai užbaigė vieną, sakykime, jeigu jau vienoje įmonėje pabaigė savo veiklą, tai dažniausiai jie jau žino, kur eis į kitą įmonę, arba reiškiasi, jos pavagė jau kita įmonė, pervilioja. Ir tai va, tokius žmonės nėra lengva atrasti, bet ir tokių uždarbį nėra lengva atrasti. Taip kad gera žinia yra, jeigu sakykime, nepavyktų man atrasti tokio jau kieto labai žmogaus, tai aš pats paruošiu, aš tą 22 metų patirtį šitam žmogui perduosiu per pusmetį, per metus, ar ne? Bus asmeniškai, aš mokysiu tą žmogų, kaip reiškiasi, kokie yra panaudojami instrumentai, kaip reikia dirbti, kokias naudoti technikas, kad gauti patį geriausią efektą. Ir aišku, mes turime agentų valdymo sistemą, be kurios neįmanoma būtų dirbti, prižiūrėti agentus. Tai va tiek, tokio ieškom žmogaus, persiuskit šitą video, ką mano tiktų šitas darbas, kas galėtų susitvarkyti ir tikrai turėsim rimtos veiklos šitam žmogui. Tai ačiū ir lauksime iš jūsų kontakto. Iki.